Kai kurie Biblijos žodžiai gali skambėti, gana atšiaurę, o gal net gąsdinančiai, bet ar mes tikrai žinome, ką jie reiškia? Šiandien pabandysime atverti paslėptas prasmes, kurios slypi už pačių sudėtingiausių Biblijos terminų. Ir patikėkite, tai gali pakeisti viską, ką manėte žinantis. Pradėkime turbūt nuo pačios sudėtingiausios frazės, kuri daugam kelia nerimą. Dievo kerštas. Skamba kaip žiauraus, baudžiančio Dievo paveikslas, tiesa, bet ar Biblija tikrai tai nori pasakyti? Išsiaiškinkime, kas iš tiesų slypi už šių galingų žodžių. Gerai, tai nerkime giliau. Pati mintis apie keršijantį Dievą regis visiškai prieštarauja gailestingumo ir meilės įvaizdžiui. Tai kaip tuomet suprasti tuos tekstus, kurie atrodo kalba būtent apie tai? Štai puikus pavyzdys iš pranašo Izaijo knygos. Ir čia pastebėkite, kaip susijungia du atrodytų visiškai priešingi dalykai – kerštas ir išgelbėjimas. Kaip Dievo kerštas gali būti gera žinia tiems, kurie bijo. Pasirodo, raktas į atsakymą slypi kontekste. Ir štai, pagaliau prieiname prie atsakymo. Biblinėme kontekste Dievo kerštas nėra nukreiptas prieš žmonės, tai Dievo veiksmas prieš patį blogį, kuris žmonės skaudina ir įkalina. Tai yra prieš ligą, priespaudą, nelaisvę. Kitaip tariant, tai ne bausmė, tai išlaisvinimas. Reikia suprasti, kad pranašas Izaijas šiuos žodžius tarė 6 amžiuje prieš Kristų. Babilono tremties metu žydų tauta buvo praradusi bet kokią viltį, jautėsi palikta. Tad Izaijas jiems skelbė ne grėsmę, o paguodą. Dievas ateina ne bausti jų, bet išgelbėti juos iš kančios. Tai radikaliai pakeičia visą perspektyvą. Gerai, tai dabar, kai jau supratome, kad kerštas reiškia išlaisvinimą, galime atrakinti ir kitų svarbių žodžių prasmes. Pamatysite, kad daugelis terminų, kuriuos manėme suprantantis, turi stebinančiai gilę istorinę reikšmę. Pavyzdžiui, imkime žodį atpirkimas. Daugeliui jis asocijuojasi su finansinė skola. Lyg Dievas būtų piktas kreditorius, reikalaujantis kažkokios išpirkos. Tačiau tikroji biblinė prasme neturi nieko bendro su pinigais. Jis susijusi su santykiais ir laisve. Žinote, hebrajų kultūroje buvo toks labai svarbus dalykas goel. Tai artimiausias giminaitis, kuris turėjo teisinę pareigą išlaisvinti savo šeimos narį, jei šis patekdavo į vergiją ar skolą. Ir štai Izaijas padaro genialų ėjimą. Jis šį titulą pritaiko Dievui. Tai pasakoma, kad Dievas yra artimiausias giminaitis, kuris veikia, kad mus išlaisvintų, o ne piktas teisėjas reikalaujantis apmokėjimo. Ir netgi toks atrodytų visiems gerai pažįstamas žodis kaip aleliuja įgauna visiškai naują prasme. Tai ne šiaip bendrinis džiaugsmo šūksnis, žydų tradicijoje tai galingas pergalės šūkis, reiškiantis Dievas mus išvedė iš vergijos į laisvę. Kiekvieną kartą ištartas aleliuja yra išlaisvinimo prisiminimas. O gailestingumas? Čia istorija dar įdomesnė. Prancūziškas žodis misericorde, kaip ir hebrajiškas jo atitikmuo, kyla iš žodžio reiškiančio gimdą arba vidurius. Įsivaizduokite, tai reiškia ne tiesiog atleidimą, o gilų visceralų jausmą, tarsi vidurį virpėtų, matant kito kančią. Tai ne proto, o kūno atsakas į skausmą. Gerai, dabar, kai turime šios raktus, kerštas kaip išlaisvinimas, atpirkimas kaip artimojo pagalba, gailestingumas kaip gili atjauta, galime pažvelgti į patį Mesijo paveikslą, kaipgi jis save pristato. Ir čia mes prieiname prie, ko gero, esminio momento visoje istorijoje. Jonas Krikštytojas sėdi kalėjime ir pradeda abejoti. Jis skelbia galingą teisiantį Mesiją, o Jėzaus veiksmai atrodo kitaip. Tad jis siunčia savo mokinius su labai tiesiu klausimu. O Jėzaus atsakymas? Jis yra tiesiog genialus ir viską keičiantis. Jis nepasako taip, aš esu Mesijas. Jis nereikalauja jokio titulo, nei karaliaus, nei pranašo, nei kunigo, visų tų titulų, kurių žmonės taip tikėjosi. Vietoj to jis daro kai ką visiškai kitą. Jis neatsako žodžiais, jis tiesiog parodo, jis sako, eikite ir papasakokite Jonui, ką matote ir girdite. Ir visi šie veiksmai yra tiesioginė citata iš pranašo Izaijo knygos, tos pačios vietos, kur Dievo kerštas apibūdinamas kaip išgelbėjimas. Ir štai čia yra visa esmė. Mesijo tapatybė slypi ne titule, jis slypi veiksmuose.
Jėzus ir yra Dievo kerštas, įkūnintas kaip aktyvų žmonių išlaisvinimas iš visko, kas juos slegia. Jo tapatybė – tai jo misija. Gerai, jei Dievo veikimas yra išlaisvinimas, natūraliai kyla klausimas, o koks tuomet turėtų būti mūsų atsakas? Kaip reikėtų gyventi laukiant šio išlaisvinimo? Na, Šventojo Jokūbo laiškas siūlo atsakymą, kuris iš pirmo žvilgsnio gali nuskambėti kiek nuobodžiai. Jis ragina kantrybės, bet kaip ir su kitais žodžiais, čia irgi reikia pažvelgti giliau. Bet kaip jau turbūt supratote, originalo kalba vėl viską apverčia aukštyn kojomis. Griekiškas žodis, verčiamas kaip kantrybė, pažodžiu reiškia turėti ilgą kvėpavimą. Pagalvokime ne apie pasyvų laukimą eilėje, o apie ilgų nuotolio bėgiko ištvermę. Tai aktyvus, vilties kupinas atkaklumas. Ir Jokūbas nesiūlo abstrakcijų, jis duoda du labai žemiškus pavyzdžius. Pirmasis – ūkininkas, kuris kantriai su pasitikėjimu laukia derliaus, nes žino, kad gamtos ciklai veikia. Ir antrasis – pranašai, kurie nepaisydami priešingumo atkakliai laikėsi savo misijos. Abu modeliai kalba apie aktyvę, tikslų grįstą ištvermę. Taigi apibendrinkime, ką mums atskleidė ši kelionė po žodžių prasmes. Matome, kad visos gijos veda prie vienos labai galingos išvados. Iš esmės, tai yra kelias. Kelias nuo gąsdinančių klaidingai suprastų sąvokų kaip kerštas ar bausmė prie įgalinančių ir viltingų idėjų. Tai kelionė iš baimės į laisvę. Ir galiausiai puikiai biblistės Marino El Tabut, kurios mintimis įrėmėmės, išvada. Ji labai aiški, tikrasis rašto supratimas visada veda į išlaisvinimą. Ir jei tekstas atrodo slegiantis ar keliantis baimę, tai ženklas, kad jo dar nesupratome iki galo. Ir visa tai palieka mus su vienu paskutiniu, bet galbūt svarbiausiu klausimu. O kas, jeigu pagrindinis tikslas yra ne tik pasyviai priimti kažkokias tikėjimo tiesas, bet aktyviai ieškoti to, kas asmeniškai ir bendruomeniškai išlaisvina iš visko, kas varžo, slegia ir įkalina? Manau, apie tai tikrai verta pagalvoti.